Šiuolaikinė darbo rinka nenuspėjama ir nuolat kintanti. Kviečiame pasidomėti, kaip turėtų elgtis studentas, kad baigęs studijas jis rastų darbą ir būtų įdomus darbdaviui. Į karjeros centrą kreipiausi, kad išsiaiškinčiau, kokios iš tikrųjų aš profesijos noriu. Turiu tikslą ateityje dirbti pagal savo profesiją ir iš tikrųjų kryptingai norėčiau būtent sieti savo darbą su studijomis. Kreipiausi į karjeros centrą, nes vasarą norėjau susirasti praktiką ir todėl kilo nemažai klausimų, nuo ko pradėti, kaip rašyti, tarkim, motyvacinį laišką, kaip apskritai, kokia būtų darbo paieškos strategija, kur kreiptis. Šiuolaikinis karjeros centras kelia du tikslus. Pirma, susikurti studentui karjeros viziją ir antras tikslas yra padėti jam įgyti gebėjimų, kurių pagalba jis galėtų realizuoti savo karjeros tikslus. Vieni studentai iš tikrųjų ateina su kažkokiamis labai konkrečiamis problemomis ir gali jas labai, iškart išsakyti, kad, man reikia darbo, aš noriu mesti studijas, ar manęs jos netenkina, aš kažkokių turiu labai didelių dvejonių, o kiti ateina iš tikrųjų, sakyčiau, iš smalsumo netgi. Mes su visais jais dirbam, iš tikrųjų dirbam labiausiai, aišku, orientuojamės į tuos, kurie turi kažkokių staigių problemų, kuriams reikia padėti čia ir dabar. Tuo pačiu mokom valyti karjerą ir tuos, kurie ateina tiesiog, kad tobulėti, mokytis, augti ir, siekti kažkokių aukštumų. Labai svarbu iš tikrųjų suvokti, ko aš gyvenime noriu, nes jeigu aš žinau tiksliai, ko noriu, kas mane veža, kas man patinka, tokiu atveju ir pats darbas, ir mokymasis, ir visa kita, kas su juo susiję, tampa malonumas, o ne darbas. Taip pat labai svarbu iš tikrųjų matyti, kas vyksta pasaulyje, kokios galimybės atsiranda, kas keičiasi, nes tik tokiu atveju aš galiu įsirinkti vėlgi tas alternatyvas, kurios iš tikrųjų patrauklios, įdomios, perspektyvios. Šiuo metu yra parengta virš 200 karjeros specialistų Lietuvos aukštosiom mokyklom ir karjeros valdymo kursą pilotinį yra išklausę virš 7000 studentų. Turėčiau savo nusistatyti 10 metų maždaug tikslą. Ir tada mažai žingsneliais link jo eiti. Karjerą planuoju paprastai. Susirandu įmonę, kurioje noriu dirbti, susirandu atsakingą asmenį, kuriam galėčiau parašyti, nusiunčiu savo prisistatymą ir gaunu atsakymą. Arba vaikštau į karjeros renginius. Naudingiausias dalykas, kurį aš išsinešiau iš seminarų, tai buvo turbūt gyvenimo aprašymo sudarimas, nes dabartiniais laikais tai yra, sakykime, pagrindinis instrumentas siekiant įsidarbinti. Mokymuose sužinojau, kad karjeros planavimas yra labai svarbus ir jisai prasideda turbūt nuo to momento, kai vaikas paklausia savo tėvų, kai jie išeina visai dienai, į kur jie išeina ir nepasibaigia suradus darbą ir tuo labiau nepasibaigia, kai išeinama į pensiją. Liaudės išmintis byloja, rogės ruošk vasarą. Šis poskis aktualus ir studentams. Tie, kurie po mokslų nori turėti darbą, apie karjeros galimybės turi susimastyti jau dabar.